apie demenciją įvairiais rakursais. Sveiki visi, jūs klausotės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Ją rengiu aš, Laura Budreckytė, drauge su Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkutė. Šiandien kalbėsime apie globotojo patirtį, ką reiškia rūpintis demenciją turinčiu asmeniu, kaip slaugant pasikeičia globojančio ir jo šeimos gyvenimas. Ar galime vadinti globotojus demenciją turinčio asmens veiklų koordinatoriais? Taip pat apie priežiūros aspektus, kas lieka nežinoma visuomeniai ir ko labiausiai reikia, kai kalbama apie pagalbą demencijos temoje. Studijoje su manimi edukologijos mokslų daktarė Aistė Bartkevičienė, kuri globoja savo močiutę Aną, turinčią demenciją. Labadiena, Aiste. Sveiki. Ačiū, kad sutikote pasikalbėti tinklalaidėje apie demenciją įvairiais rakursais. Na, o dabar sakykite, kas paskatino priimti šį kvietimą sudalyvauti laidoje? Priežasčių tai matyti yra labai daug. Visų pirma, kad aš globoju močiutę, kuri serga šią ligą. Jau dabar kelinti, matyti 6 metai. Tai susiduriam su daugybė iššūkių. Taip pat esu ir edukologijos mokslų daktarė ir man yra ši tema labai aktuali, kadangi ateityje, planuoju išleisti knygą. Tai mano toksai yra pasižadėjimas savo, kai sulauksiu 50, o tai bus ne labai greitai, gal ir ne taip greitai, bet yra tokia mintis iš tikrųjų išleisti knygą, ją publikuoti ir atskleisti apie savo ir kitų žmonių patirtis, kad kitiems būtų lengviau. Tai knyga ir bus apie demenciją. Tikrai taip. Sakote, slaugote močiutę. Dar taip plačiau apie jūsų pačios, tokią asmeninę patirtį. Kiek jūs esate įsitraukusi, koks tas artimas sąlytis su demencija turinčiais žmonėmis? Ta mano asmeninė patirtis ir kadangi dar ir dirbu labai glaudžiai su socialiniais darbuotojais, su individualios priežiūros specialistais, tai irgi vedu jie mokymus. Kokias veiklas jie galėtų organizuoti, kokias užimtumo veiklas galėtų organizuoti. Tai domiuosi tuo, tai yra mano iš tikrųjų domėjimosi objektas, skaitau daug mokslinės literatūros ir praktinės literatūros, o šiaip kalbant daugiau apie pačią save, tai gyvenu kartu su savo močiute. Ir tiesiog slaugau aš, slaugo mano vyras, slaugo mano dukra ir kai važiuojam atostogų, turim nuostabiąją Irutę, kuri mus išleidžia. Atostogauti, pasimėgauti, šiek tiek atitrūkti nuo mūsų kasdienybės. Tai apie tą kasdienybę būtinai dar pakalbėsim, o dalis iš mūsų amžėdami išvystysime demenciją, nors apie ją kalbama jau gana ilgai, tačiau tai vis tik įvyksta taip, kad ta būklė ištinka netikėtai, nepasiruošus. Ir kai kalbame apie rūpestį tėvais, ar šiuo atveju močiute, artimaisiais, kuriems pasireiškia demencija, kalbame ne vien apie materialinį rūpinimąsi, bet ir apie skiriamą laiką ir dėmesį. Ir tie žmonės, kurie rūpinasi, tarsi tampa tam tikrais priežiūros koordinatoriais. Tai ar susietumėte savo patirtį su šiuo pasakymu ir kaip jūs apskritai apibendrintumėte? Tikrai taip, aš galbūt netgi plačiau pavadinčiau, ne tik tai koordinatorius, nes yra daugybė žmonių, kurie neturi sąlygų, tarkim, gauti privačiai arba samdytis privačiai žmonių, kurie galėtų pagelbėti. Tai žinoma, viena iš funkcijų yra koordinatorė, bet kita tai iš tikrųjų aš galvoju, kad galbūt ne funkcija, o vaidmuo globėjų, slaugančių, neformalių slaugytojų, galėčiau sakyti, tai apima labai daug vaidmenų, kuriuos tu atlieki. Tai aš esu ir anūkė šiuo atveju, aš būnu ir slaugytoja, aš būnu ir prižiūrėtoja, aš būnu ir maitintoja, aš būnu kartais, nežinomu vardu vadinamu asmeniu. Tų vaidmenų tikrai yra be galo daug. Ir
būnu žmogumi, kuriam labai skauda, būnu žmogumi, kuris džiaugiasi, kai jinai dar sugeba išreikšti emociją ir pavyzdžiui, vakar tikrai nusišypsojo. Ir kažkurią dieną atėjo iš poliklinikos slaugytoja, ten vienu žodžiu perišti žaizdų, jinai netgi pasakė viso gero. Tai aš iš tikrųjų tada buvau laiminga, tikrai laiminga, nes tų tokių pozityvių momentų būna nedaug, bet stengiuosi juos labai vertinti. O kaip atrodo jūsų diena? Oi, geras labai klausimas, kaip atrodo mano diena, nes neseniai atlikau tokį žvalgomąjį tyrimą ir kaip tik ir irgi uždaviau tokį klausimą, kaipgi atrodo jūsų dienotvarkė, būtent tų žmonių artimųjų, kurie slaugo ar tai savo mamą, ar tai močiutę, ar kažkokią artimą žmogų, ar vyrą. Tai iš tikrųjų atsikeli, prasideda ryto rutina ir tai nuo kogi jinai prasideda, tai visų pirma aš atsikeliu, gaminu pusryčius močiutei, laukiu, kol ji prabus, nes kiekvieną kartą atsibunda vis kitu metu, kitu laiku, nes miegas jas būna sutrikęs, tai laukiu, kol jinai atsibus. Tai kartais gali būti tai ir 9, 10, bet tai būna labai retai, kokią, 11 valandą, o jeigu būna ir bemiegių naktų, tai gali būti ir 12, mes jos stengiamės tiesiog pačios nežadinti, bet jau matom, jeigu tai labai užsitęsia, tai tada tiesiog turim šuniuką ir jeigu mums nepavyksta jos prižadinti, tai mes tada užkeliam šuniuką ir monytė ją žadina. Tai būna toksai labai linksmas ritualas ir iš tikrųjų Moni prižadina ir ką aš galiu pasakyti, ypatingai jinai turi ryšį su mūsų šuniuku. Jai labai patinka ją paglostyti, jos draugauja. Tikrai draugauja. Tai tada asmens higiena, tvarkomės, keičiam sauskelnes, prausiamės, vienu žodžiu, tada valgom, tada maitinu, nes jau pati jinai seniai negali valgyti, dabar atgulė jau į patalą nuo rugsėjo mėnesio, tai viskas, kas yra susiję su lova. Tai mes tada iš pačių paskutiniųjų, jau kai mes čia ieškojom privačių slaugytojų vasarą, tai kurios ateidavo, tai sakė, mes tai jos žinokit nepakelsim, jinai pas jūs yra nevaikštanti. Bet iš tiesų mes su vyru iki pat paskutinio momento aš keldavau iš dešinės, vyras iš kairės ir kiek įmanoma mes iš paskutinių, aš jau matydavau, kad tos kojos jos visiškai nelankščios, bet mes bandydavom, kad jinai bent kiek prisiliestų prie grindų ir iš tiesų, kad jinai galėtų vaikščioti. Nors sakau, kada ateidavo privačios, sakydavo, mes to tikrai nedarysim. Aš suprantu, žmonės labai tausoja savo sveikatą ir mes kartais su vyru irgi kalbėdavom, kad gal to ir nereikėtų daryti, nes tai yra mūsų ir nugaros ir tai yra nesaugu. Bet kai yra tavo artimas žmogus, tu nori palaikyti tas jos funkcijas, išlaikyti kiek įmanoma ilgiau. Kad jinai vis tiek galėtų bent kažkiek tai pajudėti. Tai dabar tikrai dar daugiau mes progresuojam į kitą lygį, dabar jau, kaip pasakyti, ir kryžiuoja ir tas kojas, jinai, ir ten pagalvėlių dedam, ir ko mes tik tai nedarom, tai dabar kita problema, kuri artinasi, tai yra pragulos, stengiamės kažkaip tai su jomis kovoti, ne visada pavyksta, bet, tokia tai yra realybė, kada žmogus guli. Tai grįžtant kalbant apie tuos apie tą kasdieninę veiklą, tai jau pavalgius, įjungiam televizorių, kažkiek tai jinai stebi, žiūri, žvalgosi, kažką tai įdedam jai į rankas, kad jinai galėtų laikyti kažkokius tai daryti, aišku, paskui pameta ten tą kažkokį tai minkštą anūkų žaislą, bet stengiamės tai daryti, bet ypatingai dabar matyt, tokia stadija, kad jinai labai daug miega. Labai. Tai to tokio bendravimo ryte, per piet, kiek būna,
tada per pietus vėl mes pavalgom, aišku, stengiamės kuo dažniau ją vartyti, o vartyti, jeigu taip atvirai, irgi nėra labai lengva, bet aš sportuoju ir sakau, kad dėl to reikia palaikyti ne tokią fizinę formą, bet galvoju, kad sportas irgi labai padeda žmonėm, kurie globoja ir kurie slaugo. Nes tu sugebi atitrūkti, tu darai įvairius pratimus sporto klube, tau padeda atsipūsti, tau padeda pamiršti, užsimiršti, na ir suteikia tam tikros energijos. Ir va šiandien irgi eidama į laidą galvojau, kad sportinė veikla suteikia tokių, kaip pasakyti, ne tik tai psichinių jėgų, bet ir fizinių jėgų. Tu toks pats jautiesi stipresnis. Tai man kartais žinokit, va tas vartymas tolygu nuėjimui į sporto klubą ir pakėlus ten kažkiek tai kilogramų iškėlus, na tolygu kažkokiam tai fiziniam pratimui. Kalbant apie vakaro rutiną, tai žinoma, jie atsikartoja. Vėlgi darome praktiškai tą patį, ką ir rytą darom. Vakare atsisveikinu su močiute ir pabučiuoju. Nežinau, kad galbūt kitą rytą gali būti ir kitaip. Kiek metų yra jūsų močiutei ir kada pasireiškė demencija? Kiek jai buvo? 23 metų Liepos 3 mes šventėme jos 88 gimtadienį. Matot, mūsų situacija, aš nežinau kaip kitų, bet prasidėjo viskas nuo to, galbūt tai prasidėjo prieš kokius 6 metus. Anksčiau aš nepastebėjau tokių kažkokių tai simptomų, bet jos atveju vystėsi viskas labai greitai. Ir mes tas visas stadijas išgyvendavom labai greitai, jeigu ten, pavyzdžiui, psichiatrai sakydavo, kad na, čia turi užtrukti tiek, knygose rašo, kad užtrunka tiek, tai mūsų nevadovėlinis atvejis. Tiesiog vystėsi labai greitai. Jeigu mums nustatė lengvą kognityvinį sutrikimą, tai po pusės metų jau mes peržengėme visai į kitą stadiją, kai jinai jau tiesiog nebegalėjo nei pasakyti mano vardo, vadindavo kitais vardais. Na, vienu žodžiu, tokiais labai, sakyčiau, dideliais šuoliais. Tiesiog dideli šuoliai. Ir dabar va esame, kaip pasakyti, ten, kur esame. Jūs, Aiste, taip gražiai sakote mes, mūsų. Ir, na, iš ties tokia meilė ir taip pozityviai kalbate apie močiutę, apie jūsų tą visą bendrą buvimą. Noriu paklausti apie jūsų asmeninius resursus. Jau užsiminėte apie sportą, na, ir kaip vis tik toj intensyvioje dienoje pavyksta nepamesti savęs. Matot, man labai padeda mano vyras, dukra, netgi mano anūkai, Daniela ir Albertas. Tai Daniela taip visada sako, aš būsiu daktarytė. Sakau, gerai, sakau, tu mano padėjėja. Tai taip, jie kažkaip tai atsargiai labai žiūri, visada užduoda daug klausimų, kodėl babytė negali kalbėti, ar ji mūsų supranta. Na, tada aš pradedu jam aiškinti, tai jie tokioje aplinkoje irgi auga, turėdami savo pro babytę. Kuri yra serganti ir užduoda tokių klausimų, kur kartais tu galbūt nelabai esi pasiruošęs atsakyti. Bet labai smagu, kad aš galvoju, labai iš tiesų smagu, kad jie auga, kad jie mato, na, rūpesčio kitu tą santykį. Tai aš galvoju ir apie tai. Ir tikrai esu laiminga, nes mano šeima ypatingai man padeda, nes aš suprantu, kad aš be jos tai tikrai negalėčiau. Ir tikrai dar noriu paminėti vieną žmogų, jau sakiau, tai yra Irutė, su kuria mes draugaujam 4 metus, kuri išleidžia mūsų atostogų, trumpom išvykom, atsipūsti ir kuria mes pasitikim be galo
pasitikim. Nes paskutinis atvejis, kai mes išvykome į Italiją, močiutė susirgo COVID, visa šeima susirgo COVID ir buvo tikrai labai, kaip pasakyti, daug reikalų, bet grįžom ir žinokit, močiutė sveika. Tai va, tai aš džiaugiuosi. Irutė, jeigu klausysite šios laidos, tai siunčiu jum daug apkabinimų ir nežinau, viešą padėką. Na, o kokie yra demenciją turinčių asmens priežiūros aspektai, kuriuos išties būtina aptarti, kalbant apie demenciją turinčių asmenų globėjų situaciją, kuri viso to dalis visuomeniai dažnai lieka vis tik nežinoma? Priežiūros jos iš tiesų daug ir kai liga progresuoja, jos reikia vis daugiau. Tai aš galbūt apie mūsų tokią ir apie tą kasdieninę kažkokią tai rutiną, kur mes kalbėjom ir šiaip galiu pasakyti, ko anksčiau nebuvo ir kas dabar atsirado, kai liga progresuoja, tai žmogus pats savaime jisai pasunkėja. Tai kai aš ir kalbėjau apie tą vartymą, tampa vis sudėtingiau. Atsiranda tam tikrų ryjimo problemų. Tai mes jau dabar, pavyzdžiui, gaminam maistą močiutei ir trinam, net pavyzdžiui, jeigu ir košės, tai jeigu vyras maitina, tai jisai kuo mažiau trina ir sako, reikia kuo sveikiau. Bet aš tai, kadangi aš tada galiu, man yra nesaugu, jeigu jinai tik tai ten pradedu girdėti, man ten pradeda atsikosėt arba kosėt, tai man jau toksai nesaugumo, tai aš stengiuosi geriau sutrinsiu viską ir man bus labai ramu pačiai, sau tiesiog. Tai va, tai tas maisto gaminimas, jisai toksai yra specifinis ir tas ryjimas, tu turi maitinti tą žmogų lėtai. Kada jau jisai, kai dar, matot, kai jinai judėjo, tai buvo paprasčiau atlikti ir asmens higienos visas procedūras, o dabar, kada žmogus atsigulė, tai man iš tikrųjų buvo labai didelis iššūkis. Todėl, kad aš turėjau išmokti pati, kaip pakeisti sauskelnes gulinčiam žmogui. Aš turėjau išmokti ir man tai iš tikrųjų aš labai ilgai su tuo kovojau, nes mes grįžom iš Italijos ir tai buvo, mes ruošiamės tam, kad jinai, greitų metų jau nebejudės, nebegalės pajudėti pati, bet tiesiog buvo labai sudėtinga tai priimti pačiai. Tai aš kažkaip tai pati su savimi kovojau, bet tada supratau, kad niekas kitas to padaryti nelabai ir gali. Tu turi išmokti tai daryti. Tai kas dar? Tai va, išmokau tai, tada reikia išmokti vartyti tą žmogų. O kaip išmokti vartyti tą žmogų? Tai telefonu labai mūsų, aišku, pagalbininkės, tai yra mūsų slaugytoja, šeimos gydytojas, mūsų šeimos gydytojas, slaugytoja, tai yra kolegė, kuri dirba, tai jeigu būna kažkokių ekstrinių situacijų, tai mes visą laiką skambinam. Tai va, vis tik atsakant į tą klausimą, o kaip išmokti, tai čia tu turi pasiskambinti, pasiskambinti. Tu gali pasiskambinti, bet galiu pasakyti tik tai, kad tu be praktikos to neišmoksi. Tai yra bandymų metodas. Tu gali pasiskaityti knygoje, tu gali susirasti, tu gali ieškoti, bet be praktikos tai, kaip pasakyti, tai iš pirmo karto man nepavyko. Reikėjo N kartų, kad man pavyktų. Suplėšiau, nežinau, kiek ten tų sauskelnių, jeigu dabar tai atsiminčiau, nežinau kiek, bet tikrai buvo tokių ir ne visada pavykdavo, nes tam reikia įgūdžių. Tai tokie dalykai tikrai užima laiko ir priimti tą patį faktą, kai žmogus dar juda ir ta pasikeičianti paciento būklė, tavo artimo žmogaus, jinai visgi daro labai didelį poveikį psichiniai sveikatai. Tai yra išgyvenimas. Mes nenuslėpsim to fakto ir tai yra tikrai, bet viskame aš visada stengiuosi ieškoti pozityvo, tai tada tu turi ieškoti kažkokių tai tokių atsvarų savo, kad kaip tu galėtum padėti savo. Tai aš labai daug skaitau, man tai padeda. Ir verkiu, žinoma.
Taip, nes tai yra gyvenimo dalis matyti, kai tavo artimam žmogui skauda ir kai tu esi bejėgis. Tu negali jam padėti, tu gali kažkokiu tai sumažinti kažkiek tą skausmą, bet pavyzdžiui ateina slaugytojas ir daro perrišimą, tarkim, žaizdų. Ir jeigu aš stoviu, aš liečiu jos, tarkim, koją ir aš jaučiu, kad jai skauda. Ir aš tada arba, pavyzdžiui, dukra daro perrišimą, aš sakau, Danielė, jai tikrai skauda, bet sako, mama, aš negaliu nieko padaryti. Bet aš sakau, jai skauda, sakau, darom kažkaip, kad mažiau. Tai aš jau dabar visą laiką keliu tą klausimą, kad jau matysiu, jeigu arba bus labai 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 skausmingai, tai vis tiek spręsim su gydytoja, su šeimos gydytoja, su slaugytojomis, kad kuo mažiau tam žmogui būtų skausmo. Darysiu viską, kad jinai kuo mažiau kentėtų. Na ir žinoma, dabar su kuo mes susidurėm, kadangi nebefunkcionuoja jos kojos, jinai pradeda jas kryžiuoti ir jos ypatingai, jie suprantat, tu turi tarp kojų įdėti pagalvėlę ir ne visą laiką tai pavyksta. Tu negali per prievartą jų imti, ir kaip pasakyti, praskėsti. Tu turi bandyti ar tai masažuoti, ar tai atlaisvinti, bet, tarkim, tarpelis būna 10 cm per mano sprindį, kiek tu gali, tai tam, kad nesusidarytų pragulos, tai tu turi tarp tų jos kojelių kažką tai įdėti, bet jos antiek sustingsta, kad vienu žodžiu mes dabar ieškom būdų, kaip atlaisvinti, tai aš irgi turėjau tokią mintį, kad, galbūt mums gal dar reikėtų ir kineziterapeuto, ar mums reikėtų, masažuotojo, galbūt kuris ateitų pas mus ir gal pamasažuotų, kažkiek tai mes ir patys bandom. Aš turiu tokį specialų kremą, kuris aktyvina kraujotaką, bet aš galvoju, kad to nepakanka. Tai va, tai yra dalykai tokie kasdieniniai, aišku, jų yra ir dar daugiau. Močiutė sirgdama patirdavo ir priepuolius. Ir mes, žinot, kelis kartus kvietėm greitąją. Ir kai greitoji atvažiuodavo, tai vieną kartą atvažiavo, tai sako, jūs jau ruoškitės. Jau tiesiog, sako, čia visai pabaiga. Praėjo 3 valandos ir žinokit, mūsų močiutė labai yra gyvybinga ir jinai atsigavo. Mes tada džiaugiamės, bet tie priepuoliai pradėjo kartotis. Ir vieną kartą, kai atvažiavo greitoji, vėl įvyko toksai priepuolis, mes buvom virtuviai ir jinai tiesiog praranda sąmonę ir jinai krenta. Ir tiesiog, ir man toks šokas, mano tik tai riksmas, Ryti, Danielė, greičiau, o mes čia ruošiamės kažkur, tai turėjom ar kaziukas buvo tą dieną ar kažkas, tai, vienu žodžiu, greitoji atvažiavo ir sako, žinokit, sako, gali būti insultas, bet čia tada reikėtų labai operatyviai viską spręsti. Aš sakau, žinot, šį kartą mes važiuojam į ligoninę, mes išsiruošėm su vyru į ligoninę, padarė mums tyrimus ir nustatė, kad jai yra epilepsija. Tai va, demencija, kai žmogus serga demencija, jau kai nyksta ląstelės, atrofuojasi smegenys, tai gali būti dar viena liga, tai vat, kuri mums išsivystė, tai yra epilepsija. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes tada tuo metu paklausėm medikų, kurie atvyko, nuvažiavom į ligoninę, mums diagnozavo, sakė tikrai ne insultas, tai mes dabar geriam nuo epilepsijos vaistus ir galiu pasakyti, kad nuo to laiko, taip stebint, nebuvo nei vieno priepuolio. Tai va. Kaip manote, kokios žmogaus savybės būtinos globojant demenciją turintį asmenį, ir kokie įgūdžiai bei žinios būtini? Esminis dalykas, tai aš galvoju, kad matyti yra meilė žmogui. Nes meilė žmogui, besąlygiška meilė, įsijautimas, bet sakyčiau, kad ribotas, streso valdymo įgūdžių labai daug reikia, nes kiekviena diena yra nenuspėjama.
Ir pavyzdžiui, aš dabar kiekvieną rytą prieidama prie durų, jų netidarau, bet aš pastoviu minutę, išgirstu, kad močiutė alsuoja ir tik tai tada galiu atidaryti tas duris, atverti. Tai tu gyveni ir žinioje, ir kartu nežinioje, nes tu nežinai kiekvieną dieną, kas tavęs laukia ir kas gali nutikti. Bet aš sakyčiau, kad per tuos metus aš tapau žymiai kantresnė, žymiai stipresnė, galbūt ir pažeidžiamesnė tuo pačiu, bet geresnė, labiau mylinti, atsakingesnė. Na, aš galiu pasakyti, tik tai turbūt daugybę pozityvių žodžių kalbėdama apie savo patirtį. Ir kada vedu mokymus, kada matau nusivylusius žmonės, kada juos sekina perdegimas, profesinis, gali būti asmeninis perdegimas, aš visada sakau, pačioj blogiausiai situacijai pabandykime pamatyti tą baltą taškelį, o tų baltų taškelių jų vis tiek yra. Ir aš galvoju, kad ir man gyvenime labai tai padeda ir aš labai dažnai sakau, kad aš esu dėkinga už šitą patirtį, nes aš nebūčiau tokia, kokia esu dabar be to savo patirties. Kaip manote, kokio palaikymo labiausiai reikia? Emocinio. Emocinio palaikymo tikrai jo labai reikia. Ypatingai šeimos palaikymo, kad tave suprastų, priimtų, padėtų. Kartais norisi labai pabūti vienumoje. Tiesiog atitrūkti, nes tu matai tą savo kasdienį gyvenimą, realybę. Tai jeigu palaiko šeima ir, kaip pasakyti, visi sutelkia tam jėgas, tai yra žymiai, žymiai lengviau gyventi. Tai aš džiaugiuosi, atsiminiau dabar tokį vieną atvejį, turėjau vykti į Italiją į stažuotę ir tuo metu mūsų močiutė buvo labai agresyvi. Mes negalėjom surasti nei vieno žmogaus, netgi privačiai, kuris sutiktų ją slaugyti ir prižiūrėti. Nes galiu pasakyti taip, kad ne visi geba dirbti su agresyviais žmonėmis, nes tam reikia ypatingų žinių, gebėjimų ir kompetencijų. Tai pas mus ateidavo, pabūdavo 2-3 dienas ir mes netekdavom, tiesiog todėl, kad ji būdavo nevaldoma. Tai aš galiu pasakyti, vienintelis žmogus, kuris tada galėjo, vyras dirba, dukra studijuoja, aš irgi dirbu, o į stažuotę tai važiuoti reikia. Tai įsivaizduokit, atvyko mano vyro sesuo Vita linkėjimai irgi ir prižiūrėjo ją tas dienas. Pasiėmė atostogas ir prižiūrėjo. Tai aš sakau, kad aš esu tikrai apsupta labai labai gerų ir mane irgi mylinčių žmonių. Jūs taip gražiai dalinatės apie tą gebėjimą žvelgti baltą tašką, net ir sunkiausiose situacijose. Kaip keitėsi jūsų pačios santykis su globa per tuos metus? Jeigu dabar pradėti nuo tų pačių pirmųjų metų, tai jie tikrai buvo labai labai sekinantis. Nes aš stengiausi matyti kažkaip tai susidraugauti su ta liga, bet ta liga buvo labai nenuspėjama ir mum kėlė labai daug nerimo, labai daug streso. Tiesiog buvo ypatingai sudėtingų daug labai situacijų, bet visa tai praėjo ir mes turėjom irgi vieną nuostabią moterį, slaugytoją, kuri pas mus ateidavo ir man tiesiog būdavo bemiegės naktis, tai aš 2 metus esu išbraukusi apskritai iš savo gyvenimo, todėl kad močiutė visai nemiegojo naktimis, o mes tuo metu darėme remontą ir aš miegojau su ja viename kambaryje. O jinai tai juda, tai kruta, vienu žodžiu, ir mano būdavo, aš taip atsikeliu, kupinos smėlio akis,
Ir kai jau važiuodavau pas psichiatriją išrašyti, kad jie išrašytų vaistų, sakydavo, Aiste, jūs turit labai rūpintis savimi. Jau pamatydavo mane, nesako, būsite mano pacientė. Bet tai grįžtant prie slaugytojos, kuri pas mus ateidavo, gal ir nuskambės labai žiauriai tą frazę, tuo metu ji man tikrai labai žiauriai nuskambėjo. Sakydavo, žinot, tokius pacientus reikia dusinti. Ką reiškia dusinti? Tai reiškia, kad mes turime labai atsakingai parinkti vaistus. Ta prasme, kad užtikrinti, kad jisai būtų ramus, kad tikrai mums būtų saugu, nes mes esame sveiki ir mes turime rūpinti savo sveikata. Tai žmonės tie, kurie klauso, kurie rūpinasi arba kurie tik tai susiduria su ta pačia pirmąja stadija, kada būdinga labai didelė agresija, tai mano patarimas yra asmeninis. Vaistai, vaistai, vaistai. Tik tai vaistai. Žinoma, jokiais būdais neperdozavimas tų vaistų, bet tarti su gydytojais, kada mums sakydavo, gydytojai rekomenduodavo, sakydavo, Aiste, galbūt jau laikas mums pakeisti vaistus, bet geriausia jums būtų, kad močiutė, parašyčiau, sako, paskyrimą ir važiuotumėte į psichiatrinę, o man tai, žinokit, ta psichiatrinė vis tiek, kai yra tavo artimas žmogus, kyla įvairių minčių, tu galvoji, kad tu esi pats geriausias, kad tu esi pats tobuliausias, kad, tu gali padaryti, vienu žodžiu, nuversti kalnus, užtikrinti visą, kas yra geriausia. Bet aš noriu tik tai padrąsinti, jeigu gydytojas sako, jeigu gydytojas patarė, įsiklausykime į kitus ir darykime tai, ką sako. Ir tikrai mes nuvažiavome į psichiatrinę, mums nustatė, pasiūlė kitus vaistus ir po to išsisprendė ta problema. Bet tikrai ne iš pirmo karto, nes ne visiems tinka vaistai ir čia reikia eksperimentuoti ir čia reikia žiūrėti, bet tie žmonės, kurie prižiūri, jie irgi turi, save tausoti ir turi visų pirma rūpintis savimi. Tai aš norėčiau pasakyti, kad kiti tiesiog nekartotų mano klaidų ir būtų labai atsargus. Ir dabar aš tuos žodžius, jeigu man tie žodžiai, mes kažkada tai aptarinėjom su vyru, sakėm, oi Dieve, tu įsivaizduoji, kaip čia pasakė, dusinti, babytė, tu įsivaizduoji. Bet dabar žinau, kad aš natūraliai tuos žodžius priemu, kad rūpintis, tai reiškia rūpintis ir pačiu savimi, ir rūpintis tuo žmogumi ir daryti viską, kad tau būtų lengviau, nes tu esi sveikas ir tu nežinai, kiek tau metų dar prisėjus rūpintis tuo žmogumi. Tai visų pirma, psichinė sveikata tai yra globėjo ar mediko, slaugytojo, žmogaus, kuris prižiūri demenciją sergantį asmenį, yra be galo svarbus dalykas. Sakote, kad labiausiai ir reikia to emocinio palaikymo. Kiek visuomenė yra pajėgi suteikti? Šiaip galiu pasakyti, kas vyksta mūsų visuomenėje, tai paslaugų jų yra, kurias galėtum gauti, bet kalbant apie Vilnių, apie didžiuosius miestus yra sudėtinga. Labai sudėtinga. Aš pati kreipiausi ir į savivaldybę, skambinausi, sakė, kad labai ribotos vietos, skambinome ir į privačias įmonės, kurios turi sudariusios sutartis, tarkime, su savivaldybė, labai didelė specialistų kaita. Tai kaip pasakyti, tai bandom bendrom jėgom, bet kalbant apie pačią visuomenę, aš galiu tik tai pasakyti, matyt, kol mūsų neaplanko liga, tai tol tas suvokimas ir neateina. Tai mes tada žiūrime per atstumą į tą problemą ir visada galvojam, kad man tai nenutiks. Bet kai tau tai nutinka, tai
tada tu pradedi galvoti, tada tu pradedi kovoti, tada tu pradedi ieškoti sprendimo būdų, bet aš galiu pasakyti, visgi tai yra mano problema. Aš negaliu jos primesti kažkam tai. Na, galbūt kitos šeimos pasirenka globos institucijas ir yra žymiai lengvesnis būdas, bet aš galiu pasakyti, kad aš to negalėjau padaryti, nes kai mano močiutė suprato, kad jai yra kažkas ne taip, ir aš atsimenu tą įvykį, mes atėjome su ją į svetainę, jinai apsikabino ir man pasakė, Aiste, tu tik tai neatiduok manęs niekam ir niekada. Tai aš stengiuosi iš tiesų tesėti savo duotąjį pažadą ir nesakau, kad kiti turi manimi didžiuotis ir aš stengiuosi net ir nepasakoti kitiem, nenoriu primesti, sakyti, kalbėti apie savo išgyvenimus, nes tų išgyvenimų būna labai daug. Aš esu ir labai daug dirbantis žmogus, bet vesdama mokymus noriu visada akcentuoti ir padėkoti žmonėm, kurie yra stiprus, kurie dirba šioje srityje, kurie padeda ir kuriem ypatingai reikia duoti tos stiprybės. Dėl to aš visada stengiuosi matyti tą baltąjį taškelį ir sakau, kad patirtis yra pats vertingiausias dalykas gyvenime. Na ir paskutinis mano klausimas, ko sau palinkėtumėte? Stiprybės. Ir aš jos jums linkiu. Ačiū už pokalbį. Apie demenciją įvairiais rakursais. Ačiū, kad klausėtės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Aistė Bartkevičienė dalinosi savo kaip globėjos patirtimi, kaip slaugant močiutę Aną atrodo jo šeimos diena, kas lieka nežinoma visuomeniai, kokie yra galimi priežiūros aspektai, na ir ko labiausiai trūksta, kai kalbama apie pagalbą demencijos temoje. Kviečiame klausytis ir kitų demenciją Lietuvoje rengiamų tinklalaidžių, kurios atskleidžia aktualias realiame gyvenime su demencija iškylančias temas. Apie demenciją įvairiais rakursais. Šis pokalbis yra parengtas projekte Demencijos strategijos link situacijos analizė ir informuotumo didinimas, kuris yra aktyvių piliečių fondo finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis dalis. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Socialiniai meno projektai, bendradarbiaujant su asociacija Demencija Lietuvoje. Dėkojame, kad klausėte šio pokalbio. Kviečiame jo pasidalinti su tais, kam jis gali būti aktualus.